Esu Mindaugas Valinčius, Lietuvos energetikos instituto branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas. Ir viena iš mūsų laboratorijos veiklos sričių tai yra būtent šilumos tinklų modeliavimas. Iš esmės, kas tai yra, tai viskas, kas yra po žeme, tinklai, virš žemės dalis ir panašiai, visa informacija suskaitmenizuojama ir perkeliama į kompiuterį. Tokiu būdu sukuriamas skaitmeninis šilumos tiekimo tinklo modelis. Tada tas modelis gali būti panaudotas bet kokių hipotetinių scenarijų modeliavimui, analizai, numatyti, kokios yra temperatūros vienam gale tinklo, kitam gale, kokie šilumos šaltiniai turėtų būti pajungti, norint užtikrinti reikiamus šilumos parametrus vartotojams. Šitas gali būti naudinga, kad šilumos tiekimo įmonė tada geriau supranta savo tinklo veikimą ir tokiu būdu gali modifikuoti šilumos šaltinyje parametrus, taupyti šilumą, taupyti elektros energiją ir, kitaip tariant, optimizuoti visą bendrą tinklo darbą. Pagrindiniai mūsų klientai yra šilumos tiekimo įmonės, kurios užsako pas mus šias paslaugas, norint atsakyti tokius klausimus, kaip ar gerai veikia mūsų tinklas, ar visi procesai yra optimaliai organizuoti ir ar galima kažką padaryti, kad sumažinti energijos sąnaudas ir užtikrinti tinkamą bendrą tinklo darbą. Aš manau, kad šilumos tiekimų sistemų modeliai yra dabartis ir ateitis, kadangi nuolat daugėja duomenų surinkimo sistemų, turime daugiau duomenų, galime pasitelkti ir dirbtinio intelekto modelius ir taip transformuoti sistemas, kad jos veiktų optimaliai.